Sveiki visi, su jumis aš Zita Vaskienė, life coach arba gyvenimo mokytojas. Ir šiandieną pasidalinsiu tokią įžvalgą iš konsultacijos, pasakysiu, kodėl nemėgstu daryti suderinamumo porų, galbūt jūs įkvėpsiu ir šiek tiek pasakysiu apie tokį pavyzdį, kaip mums augant ateina pas mus aukštesnio dažnio sielos. Tai moteris, šeima, 3 vaikai ir vyras su žmona ruošiasi pakeisti, išvažiuoti į užsienį, prabangią tokią stabilią šalį. Ir visgi nori pasitikrinti, ar nėra kokio nors ženklo. Aišku, aš sakau, kad jeigu taip jaučiat ir viską gerai dėliojasi, tai nereikia ir žiūrėti, viskas tikriausiai ir yra gerai, bet jie atkakliai ir mes pasižiūrim. Išdėlioju pilną skaičių lapą, 6 žmonių. Kiekvienas jų turi 6 rodiklius karmos juostų. Yra rizikos zonos, rūsios skaičiai, karmos klaidos, komforto zonos. Išdėlioju visus 6 ir niekur nėra, kad kliūtų aplamai 21 tokio kaip rizikos faktoriaus nėra niekur. Ir aš tik pasižiūriu suderinamumo kreivę. Vyrą ir moterį sudedu šalia per kliūtis, ar nėra kliūtyje. Ir visgi kliūtyje pas moterį vieninteliai vietoje, bet iš moters pusės yra 21. Bet kliūtyje tai ir reiškia, kad jeigu tu tos kliūties nenugalėsi, tai ir taps kliūtimi. Tai reiškia, jeigu nenugalėtų išvykimo į užsienį, ar ne, to tokio noro arba pozicijos šeimos geroviai, kas reikalinga, ar ne, tada būtų kliūtis. Tai žinot, taip linksmai, tai moteriai nusinčiau tą didžiulį lapą prieš pradėdama komentuoti ir sakau, užduotėlė jums namų darbams suraskit 21, nes 21 nėra, tik vienoj toj pozicijai. Reiškia, moteris viską jautė gerai, bet pasitikrino. Tai komentare aš ir pakomentavau, kad viskas yra labai gražu ir viskas tinka. Nėra specialios užduoties vykti į užsienį, bet nėra ir kažkokių dalykų susijusių karminių su užsieniu, kas ten galėtų nutikti, arba kad žmogus išdavęs būtų savo gimtą šalį ar kažkaip jai pakenkęs, ar ne? Ir kai kalbam apie tą kliūtį, kur vieninteliai vietoje atsirado iš moters pusės per suderinamumą, aš jai sakau, jeigu čia būtų, tada galbūt jums būtų sunku, kažkokios problemos būtų užsienį, jūs blogai jaustumėtės. Ir jis sako, žinot, aš anksčiau turėjau šitą momentą, kad aš nelabai norėjau, bet kažkaip tie vaikai vienas po kito, jie taip mane pakeitė, sako, aš dabar visiškai kitoks žmogus esu. Tai vienas, ką noriu pasakyti, kad kai žiūrėjau per suderinamumą, ta kliūtis jau buvo nugalėta. Dėl ko kiekvieno jūsų konsultacijos pradžioje aš akcentuoju kliūtį? Todėl, kad kai mes kliūtį nugalim, kliūtis tai yra tokia besitempianti virvė iš praeities, bruožas. Ir jeigu mes ją nugalim, mes paleidžiam šito gyvenimo scenarijų. Tai tos moters atveju jau kliūtis buvo nugalėta ir tas 21 jis yra parašyta, bet kadangi aš žinau, su jie kalbu, žinau visą istoriją, mes aiškiai žinom, kad jau santykyje to nėra, nes moteris sakė, aš supratau, kad mano vyrui tai svarbu, jis turi ten didelės perspektyvas, kad mūsų šeimai, ko gero, ten yra gerai. Ir ta moteris, einu prie kito klausimo, ar ne? Viena, dėl ko aš nemėgstu daryti suderinamumo, todėl kad jo nereikia. Jeigu jūs vienas partneris turi savo detalizaciją ir kitas, jūs patys galite susėdę kartu viską analizuoti. Tai bus ir jūsų augimas, ir jūsų toks tobulėjimas. Ir nereikia net nieko, net grafikus galite vieną ant kito paguldyti ir matyti. Jeigu tam taške vyro eina į viršų, moteris žemyn, reiškia, moteris kažko nesupranta, daro kažką neteisingai ir turėtų įsiklausyti į vyrą. Tai mano paviršutiniška detalizacija tik tai, o jūsų tos asmeninės yra pagrindinės, kurias jūs turit keisti arba nekeisti, arba kuriom turėtumėt link kurių eiti, jūs tą visada jaučiat viduje. O jeigu jūs matysit tik suderinamumą, kaip tuo atveju 2 žmonių, jūs nesuprasit, iš kur jis ateina, ką jums reikia daryti. Tai vienas momentas, kodėl aš nemėgstu ir nedarau suderinamumo analizių. Kitas dalykas, kaip moteris pasakė, kad
Tie vaikučiai vienas po kito atėjo, aš dabar visai kitoks žmogus, aš užaugau. Ir žinot, tie vaikučiai, 3 vaikai, jie ir ateina, vienas ateina 3 kodo dažnyje, o jau sekantis 2 vaikeliai ateina 4 vibracinio dažnio kode. Ta prasme, matricos atitikimo principas geriausiai akivaizdžiai parodomas būtent šiuo momentu, kad moteris paaugo ir siela atėjo daug aukštesnių vibracijų. Todėl kiekvienai aukšto dažnio sielai, kuo globalesnis pasaulio pažinimas, tuo yra geriau. Kuo jis labiau matys viską globaliai, gebės visose situacijose šalyse jaustis laisvai ir patogiai, tuo yra geriau. Tai antras, ką norėjau pasakyti, kad mūsų atitikmuo yra visada mūsų ir vaikų. Jeigu mes užaugam, pas mus ateina aukštesnio dažnio sielos, todėl tarp vaikelių dažnai būna skirtumas, nes kai aš dar buvau žemesniam lygyje, atėjo vienokia siela, kai aš paaugau, atėjo kitokia. Ir aš jau su tuo antru turiu ryšį, nes mes abu paaugę, o tas, kuris atėjo, kol dar buvau žemesniam dažnį, jis toks lyg jį reikia patemti, todėl nesmerkim savo vaikų, todėl neturėkim jiem priekaištų, supraskim, kad jie atėjo pas mus tik todėl, kad mes patys buvome tame lygyje ir ne jie kalti, o mes kalti. Nekalti, tiesiog nepatyrę buvom. Todėl šiandien savo patirtim galim tai suvokti ir padaryti tam tikrus žingsnius, atiduoti tas skolas, arba kažkaip padėti tiems vaikams užaugti ne augimo techninio, mechaninio prasme, bet sąmoningumo prasme. Ir bendrai, kai mes visi tobulėjam, augam, ateina sielos aukštesnio dažnio. Kuo daugiau sielų aukštesnio dažnio žemėje, tuo mes einam į globalesnius, žmogiškesnius sprendimus, tuo mes einam į gėrį, į viršų ir į šviesą. Tai iš šitos pozicijos patys suprantat, kad toks, koks yra pasaulis, tai yra tai, kokie esame mes. Ir mes turim prisiimti atsakomybės savo asmeniniam lygmenį, tik po to pasaulis gali kažkaip užaugti ir pasikeisti. Tai mes su ta moterim nuostabiai pašnekėjom, panalizavom tą sielų ateimo aukštesnių vibracijų, viskas kaip visada tikslu ir sutampa. Ir palinkėti norėčiau jums tikėti tuo, ką jaučiat vidumi. Visada yra taip, kad žmogus būtent ir jaučia savo programą, todėl jis viduje ir nori tai daryti. Kartais susistabdo dėl baimių, dėl dar kažkokių dalykų, bet jaučia jis visada savo programą. Jis niekada negalės jausti mano programos arba kažkieno. Todėl naudokit tą savo jutimą viduje. Dėl poros suderinamumo nesikreipkit. Geriau ateikit abu, pasidarykit savo analizę matricos ir jeigu jums reikės mano komentaro, aš jums įduosiu nemokamai, susėsim online, jūs būsit vienoj pusėje, aš kitoj ir aš viską jums detalizuosiu. Ir tai bus svaru, prasminga ir aiškus kelrodis, o ne tas toks paviršutiniškas pavaikščiojimas ir neduodantis esminės tokios vertės ir esminio atsakymo. Tai gražaus jums savaitgalio, tikėkit savim, eikit ten, kur norite eiti, nes jau aš tai tikrai patikrinau gyvenime, kad reikia būti tuo nori būti, taip elgtis, taip gyventi, taip spręsti, o nenorėti kažkuo būti. Tai dar kartą gero savaitgalio. Iki.